Sveiki, su jumis Jurijus Clavas ir mes tęsime mūsų naują rubriką Efektyvios tinklinės rinkodaros verslo arba MLM verslo vystymo technikos. Čia aš norėčiau pakalbėti apie dar vieną dalyką, kuris iš tikrųjų labai dažnai tampa kliūtimi naujiems tinklinės rinkodaros verslininkams, naujokams, o kartais iš tikrųjų tuo naudojasi ir esami tinklinės rinkodaros verslo vystytojai kaip pritraukimo būdą naujiems partneriams, bet iš tikrųjų tai neduoda jokio ilgalaikio rezultato, kadangi būtent dėl šitos priežasties daugelis nusivylusių žmonių po to išeina iš tinklinės rinkodaros ir sako, kad tai neveikia, kad tai yra kažkokia apgaulė, kad niekas čionais iš tikrųjų nevyksta ir panašiai ir panašiai. Kasgi tai iš tikrųjų per klaida ir kasgi tai per toksai kabliukas, už kurio labai dažnai užkliūnama. Žinoma, tai yra įsitikinimas, kad tinklinė rinkodara tai yra greito praturtėjimo, arba kaip anglai sako, become rich quick scheme, tai yra greito praturtėjimo schema. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir žmonės, kurie ateina su tokiais lūkesčiais, norėdami labai greit praturtėti, nieko nedarydami, arba beveik nieko nedarydami, arba per labai trumpą laiko tarpą praturtėti, aišku, jie nusivilia. Nusivilia dėl to, kad iš tikrųjų jų lūkesčių seka arba suvokimas, kaip jie ką turėtų daryti, yra neteisinga. Kaip jie galvoja? Pirmas dalykas, ką jie mano, tai yra, aš noriu turėti. Aš noriu turėti milijoną, aš noriu greitai uždirbti milijoną, greitai praturtėti, o kai aš jau praturtėsiu, tuomet aš darysiu kažką tai savo gyvenime. Darysiu, nežinau, kažkokius dalykus, pirksiu namą, nusipirksiu mašiną ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir tuomet, kai aš visą tai padarysiu, aišku, aš tapsiu turtingu, sėkmingu, laimingu ir būsiu kažkokiu tais išskirtiniu žmogumi. Ir kadangi jie ateina tikėdamės iš tokios sekos, jie pirmiausia tikisi greitai kažką gauti, greitai kažką turėti. Jie labai greit nusivilia, kadangi pasirodo, kad tinklinė rinkodaroje norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų, pirmiausia reikia daryti veiksmus ir augti ir būti kažkuo tais, kad tapti to žmogum, kuris gali gauti tuos veiksmus. Ir vietoj to, kad mąstyti štai tokia seka, mes turėtume mąstyti visiškai priešingai. Pirmiausia, mes turėtume stengtis būti arba tapti kažkuo ir tapti stipresnių lyderių, žmogum su daugiau įvairių savybių, su tvirtesniais įgūdžiais reikalingų šiam verslui. Ir tada, aišku, mes pradėsime aplink save tuos žmonės burti ir galėsime juos mokyti to pačių veiksmų. Ir būtent iš to, kad mes esame arba kad mes stengiamės tapti tokiu žmogum, sekantis veiksmas, tai yra darymas veiksmų, kurie leidžia mums tapti tokiu žmogum. Tai yra savęs tobulinimas, asmenybės tobulėjimas ir, aišku, verslo vystymo veiksmai, kurie reikalingi, kad jūsų verslas vystytųsi. Bendravimas su naujais žmonėmis, verslo galimybės pristatymas, apmokymas esamų partnerių. Visa tai yra veiksmai, kurie iš tikrųjų reikalauja jūsų pastangų ir laiko. Ir tik tuomet, kai jūs tampate tokiu žmogum darydamas, jūs galite turėti kažką. Uždirbti didelės pajamas, žinoti, ką su tom pajamom daryti, nes labai didelis skirtumas yra tiesiog uždirbti milijoną ir išleisti 2 milijonus, ar žinoti, ką daryti su tais milijonais, kuriuos mes gauname. Kaip tik dėl šitos priežasties daugelis loterijų laimėtojų ir tampa labai greitai vargšais vėl, kadangi jie turi, gauna greit, bet ką daryti ir kuo būti, nežino. Ir jeigu jūs pirmiausia žinosite, kokie jūs turite būti ir kokie veiksmai reikalingi tam, kad tapti tokiais žmonėmis ir kokie veiksmai reikalingi tam, kad gauti tą rezultatą, tai yra, kad turėti, tuomet, aišku, jūs pasieksite didesnių rezultatų tinklinėje rinkodaroje ir bendrai gyvenime. Ir reikia suvokti vieną dalyką, kad visa tai reikalauja pastangų ir reikalauja laiko. Tai neįvyks per 1 mėnesį, neįvyks per 2 mėnesius, per 3 mėnesius, galbūt neįvyks ir per metus. Nes viskas priklauso nuo lūkesčių, kokius jūs turite, nuo jų didumo, aišku, ką jūs norite turėti. Nuo to priklauso, kokiu žmogumi jūs turite tapti ir kiek tam reikės pastangų. Bet lygiai taip pat tai ir priklauso nuo to, su kokiais įgūdžiais ir kokia patirtim jūs pradedate tai daryti. Vieniems galbūt prireiks mažiau laiko, todėl kad jie jau ateina į tinklinę rinkodarą su tam tikro dydžio bagažo įgūdžiais, žiniomis, patirtim. Galbūt jie prieš tai yra tobulinasi daug įvairiose srityse, saviugda užsiiminėja ir panašiai. Ir aišku, jiems yra
lengviau pasiekti tą rezultatą ir išsiugdyti tos įgūdžius arba jau iš karto aplink save burti tos žmonės. Kitiems tenka to mokytis. Ir būtent jeigu jūs suprasite šitą visą procesą, pirmiausia, ne kaip greito pinigų uždirbimo būdą, bet kaip galimybė išaugti ir tapti geresniu žmogum, geresnė asmenybė, geresniu lyderiu, stipresniu žmogum su įgūdžiais, kurie reikalingi tam, kad jūs galėtumėte uždirbti didesnius pinigus, tuomet jūs eisite teisingų kelių. Ir jeigu jūs suprastite tai kaip būdą mokantis tų naujų įgūdžių, naujų žinių, naujos patirties arba stiprinant esamas savybės, tuo pačiu metu ir uždirbti, ir aišku, kuo jūs tampate tvirtesnių lyderių asmenybė, paskui kurį eina kiti žmonės, tuo jūsų galimybės uždirbti yra didesnis. Jeigu jūs mokate paskui save suburti žmonės, jeigu jūs mokate juos apmokyti, kad teisingai šitą verslą darytų, tada, aišku, jūs nenusivilsite, jeigu jūs po mėnesio ar po 2 neturėsite tą rezultatą. Nes bet kuriuo atveju tai bus jūsų mokymosi procesas, kurio metu jūs ugdysite tas savybės ir šalia to galėsite uždirbti pinigus. Pradžioje gal mažesnius, po to didesnius, viskas priklausys nuo to, kaip toli jūs eisite ir kaip gerai jūs ugdysite tas savybės. Tad mano patarimas jums: pirmiausia, orientuokitės į savo gebėjimų ugdymą ir į tapimą kažkuo geresniu, kažkuo didesniu negu esate. Tapimą tuo žmogum, į kurį galėtų žiūrėti kiti ir norėtų eiti paskui jį, ir žmogum, kuris galėtų mokyti juos tą daryti. Ir tuomet galite tikėtis vis geresnio ir geresnio rezultato. Po metų, po 2, po 3, paimkite laiko tarpą, per kurį jūs mokysitės ir nesiorientuosite į greitus pinigus, ir jūs pamatysite, kad lygiagrečiai pas jūs pradės atsirasti pajamos. Mažesnės, didesnės, šiek tiek dar didesnės, didelės ir taip toliau priklausomai, kaip atkakliai jūs sieksite savo rezultatą. Taigi, su jumis buvo Jurijus Slavas, tai buvo mūsų antroji video pamoka iš ciklo efektyvios MLM verslo vystymo technikos. Susitiksime su jumis netrukus, kur mes kaip tik kalbėsime apie daug dalykų, kaip daryti veiksmus ir kokius daryti veiksmus, bei kaip efektyviau jas daryti, tampant tą asmenybę, kuri leistų mums turėti ateityje tuos dalykus, tuos rezultatus, kurių mes norime. Iki kitų kartų, sėkmės ir geros dienos jums.